Sveiki, draugai! Šiandien mes truputį pakalbėsim apie politinę ekonomiją ir kaip jinai yra taikoma realiame pasaulyje. Yra toks dalykas kaip buržuazinės valstybės. Ir buržuazinės valstybės vystosi ir kai jie tampa didelės, jie nori save sistemiškai apsaugoti. Todėl jie pradeda tarpusavyje tartis ir atsiranda susitarimai ir tarptautinė teisė. Tai yra tų buržuazinių valstybių saugiklis. Iš ten atsiranda tokie dalykai kaip klausimai, kieno Krymas, arba atsiranda arešto orderis Putinui už vaikų pagrobimą. Šiandien mes tai ir apkreiptim dėmesį. Dabar, jeigu mes kalbam apie, tarkim, kieno Krymas, dažnai žmonės iš tą klausimą negali atsakyti arba atsako labai ilgai, po 20, po 30 minučių, arba bando juokauti, ieškoti kitų variantų. Kodėl? Todėl, kad žmonės gyvena buržuazinės sistemos spąstuose. Jie negali duoti paprastą elementarų atsakymą, kuris yra absoliuti tiesa. Krymas yra tų žmonių, kurie tenais gyvena toje teritorijoje. Bet mesgi dar turim antstatą valstybę, kuri prievarta iš žmonių ima mokesčius, kuri prievarta tave padaro savo dalimi ir taip toliau, nes mes gyvename buržuazinę sistemą. Šito kaip ir negalima nei nagrinėti, nei sakyti, nei interpretuoti. Nors jeigu būtų paprastas atsakymas, Krymas yra tų žmonių, kurie ten gyvena. Bet taip negalima atsakinėti, todėl žmogus turi žiūrėti, kur jis gyvena, kurioje pusėje, rinktis tą pusę ir taip toliau, kadangi jis yra integruotas į tą buržuazinę sistemą. Iš čia atsiranda visas tas sunkumas. Bet su to Krymu liktas kaip viskas ir aišku. Tas atsakymas, jisai yra paprastas. Dabar truputį sunkiau būna aiškintis su tokiais dalykais, kaip, tarkim, arešto orderius iš vaikų išvežimo. Bet visur politinė ekonomija, kur mes matom įvairiausiai įvykiai, reikia taikyti tą patį principą, kaip ir su to suknistu Krymu. Niekada nereikia galvoti, kad buržuazinė sistema bando apsaugoti žmogų, įvykdyti kažkokią tai humanitarinę misiją, kad jai rūpi piliečiai net jos pačios šalies. Taip nėra. Sistema funkcionuoja dėl savo pačios išsaugojimo. Tai yra objektyvūs įstatymai, pradedant nuo Markso kapitalo ir užbaigiant sociologiją ir taip toliau. Tai jeigu mes kalbam apie, tarkim, vaikų išvežimą, yra didelė klaida galvoti, ar Putinas padarė nusikaltimą. Galvoti, arba jis norėjo pagelbėti tos vaikus, ar gerai buvo išvežti iš zonos ar nepalikti, nes tai neturi jokio ryšio su esme. Niekada ir niekaip sistema nefunkcionuoja taip, kad tokiame diskurse funkcionuoti. Jinai funkcionuoja diskurse apsaugoti save. Ir kai mes tai tokius dalykus žiūrim, mes turim galvoti apie tikrosius motyvus, kurių už tai stovi. Ir mes neturim nusileisti iki šito diskurso lygmens, kurį buržuazija mums inkriminuoja. Kaip Krymas, kai atsakai, kieno Krymas yra, arba tų, arba anų, nes paprastas atsakymas yra Krymoje gyvenančių žmonių. Lygiai tas pats ir su tais vaikais. Kai tu nusileidži į tą diskursą ir pradedi aiškintis, ar gerai, arba blogai, tu jau pasidavai buržuaziniai sistemai. Čia kaip su policija panašiai. Policija tave saugo dieną, o naktį jinai ateina ir stoguoja prostituciją, narkotikus, paskui lobuoja politikus ir kai jai labai reikia, tai jinai už pinigus policijos išsakami ir tavo į kalėjimą tave uždaro, nepaisant jokių įstatymų. Tai kas čia toks persaugotojas? O gal geriau man duokit ginklą ir mane patį išmokykit jo saugotis ir nuo bandytų, ir nuo tos pačios policijos. Tai būtų idealiausias variantas. Bet tokio varianto niekas nesiūlo. Dabar šita situacija, kuri įvyko su tais vaikais, žmogus, kuris šiaip žiūri iš išorės nesigilinsi, jam akivaizdu, kad vaikai turėjo būti išvežti, kadangi kam palikti vaikus karo zonai. Tai viskas su to yra tvarkoj, bet Rusija ir negalėjo tų vaikų iš ten neišvežti. Nebuvo tokio pasirinkimo, kad Rusija bloga neišveža, arba Rusija išvežė aktų gera, ačiū tau. Jinai bet kurio atveju turėjo tuos vaikus išvežti. Ta orderį jinai gavo už tai, kad jinai pažeidė tarptautinę tą teisę. Mums visiškai nebeįdomu iš tikro, ką jinai ten pažeidė, nes ta tarptautinė teisė yra buržuazinė. Jinai yra sukurta ne tam, kad apsaugoti vaiką, apsaugoti žmogų, jinai sukurta tam, kad apsaugoti visą kapitalistinę sistemą, įkurti tam tikras saugiklus, kad būtų galima kontroliuoti visokius atskirus buržujus, kurie biški nukreipia nuo bendro kurso ir taip toliau. Ten toks yra vidinis reikalas. Nes Rusija, kai tais vaikus išveždavo, tai padarė tai specifiškai labai, ten buvo daug variantų, kaip išvežti, kur išvežti ir kas su jais būtų toliau, ten viskas buvo padaryta taip, kad tą orderį paskui jiems reiknyso arešto, nes reikėjo kitaip tai daryti pagal tą tarptautinę teisę. Bet ne esmė. Esmė yra tame, kad
tas vaikų išvežimas tai buvo kapitalistinės sistemos saugiklio mechanizmas. Ir Rusija jį taikydavo tam, kad kurti sam tam tikrą išvaizdą, tam, kad tenkinti savo kapitalistinis planus. Ten nebuvo nei jokios užuomazgos apie humanitarinę kažkokią tai misiją arba vaikų gelbėjimą, kaip žmonės dažnai galvoja. Čia yra didelė klaida politinė ekonomijos atžvilgių, kai mes nagrinėjam tokius dalykus, ieškoti geriečius arba blogiečius, todėl, kad veikia bendrai visa sistema pasiemus. Nu, tarkim, dabar mes žiūrim, kad TCK, jo, Ukrainoj, figačina žmonės, žmonės sėdi kokie ten blogi ukrainiečiai, nu, bet tą patį darė ir Rusija. 22 metais, kai tik prasidėdavo karas, ten prievarta buvo 10 tūkstančių žmonių, LNR, DNR, per kelias dienas mobilizuoti, ten buvo labai daug tų video, Rusijos vajenkorų, ten paskui ten keli kalėjimų už tai pateko, nes biškai per daug jau šnekėjo tos kritikos, nes ten buvo nesąmonė. Rusija planavo padaryti per kelias dienas blitzkrytą, o tie mobilizuoti žmonės, visiškai neapmokyti, ten vos be ginklų, be nieko, turėjo tiesiog ten sėdėti gale, jo laikyti taškus. Bet kadangi gavosi šūdas, tai paskui juos visus metė tiesiogiai į frontą, ten karočią gavosi didelė mėsmalė. Koks yra skirtumas? Nu, TCK, jokio skirtumo ten nesurasi, jeigu pradėsi giliai krapštytis. Ten Rusija kovoja prieš fašizmą. Ukrainai ten atviri fašistai išvis be problemų. Ta pati Rusija paima ten tos azovcus, pačius blogiausius fašistus, kuriuos tik dabar tu čia pasaulyje galėsi surasti, ir pilnų sostavų išmaino atgal, ar dar nuperka jiems aeroporte tiramisu. Kas čia perko su fašizmu? Taip toliau. Jeigu mes visada gilinsimės į detalės, ten kas su tais vaikais, kas su TCK, ten nebus nei geros pusės, nei blogos, ten visada bus konkrečiai kapitalistinė sistema, tuo metu daro kažkokį tai sprendimą, kad save apsaugot. Ir kai reikia save apsaugoti, jinai meta žmonės į mėsmalę, ten tos vaikus jinai suvalgys be problemų, jie ten turės psichinį visokių ten galimybių ten problemų ir taip toliau, ten juos ten mėtys į kairę, į dešinę, niekam nebus įdomu. Putinas pasirašys įsakymą, kad aš gelbėju vaikus. Paskui biurokratinė sistema su tais vaikais taip pasielgs, kad jie ten jau melsis, kad į tą Ukrainą nacistinę sugrįžti ir taip toliau. Nes yra realybė, jo ir yra gražiai žodžiai ir gražiai įstatymai. Šitą dalyką geri visi žino. Tai kai kas liečia tokių klausimų, kaip kieno yra Krymas arba tas Putino arešto orderis iš politinės ekonominės pusės, niekada nereikia veltis į šitą diskusiją ir ieškoti ir sakyti, kad čia šitų momentų jis padarė gerai, o čia blogai, o čia reikėjo taip. Tai beprasmiškas diskursas. Todėl, kol egzistuoja kapitalistinės valstybės, jie visada išnaudoja žmogų savo naudai. Ir galvot, kad kažkuriuo atveju reikia sakyti, ačiū čia, kad šitų atveju buržui pasielgė gerai, yra beprasmybė. Todėl, kad šitam momente čia ir dabar yra milijonai įvairių veiksmų, ir gerų, ir blogų, bet reikia žiūrėti į tą tikslą, kuris yra ateityje. Kur viskas tai veda, kokie yra planai, kam tai yra daroma. Gal tai blogas ar geras policininkas, gal tave čia bando dabar prišerti, kad paskui užpjauti. Tai reikia visą laiką žiūrėti į ateitį. Ir tokie veiksmai vienetiniai, jie absoliučiai nieko nereiškia, nes čia yra tarpusavėje, tarp buržujų tokia vidinė razborkė, kuri vyksta pastoviai, tai nėra mūsų reikalas. Mūsų reikalas yra demontuoti šitą sistemą, kad, tarkime, žmonės, kurie gyvena Kryme, arba žmonės, kurie gyvena kur nors Ispanijoje ir nori pasakyti, kad čia mūsų teritorija, Katalonija, mes dabar būsim atskirai. Be problemų tai galėtų padaryti, nes koks mums yra skirtumas, jeigu kiekvienas gyvena taip, kaip jis nori, jeigu jis kitiems nemaišo ir nešika savo kaimynams. Na, šiandien tiek ir tiek, ačiū už dėmesį ir iki susitikimo kitą kartą. Laimingai.